Tai mano apsisprendimą dalyvauti konkurse šito teatro vadovo pareigoms užimti lėmė keletas dalykų. Iš tikrųjų sukrito daug aplinkybių į vieną vietą. Vienas dalykas, tai teatras, nors aš dirbau kine visą laiką, teatras visą laiką buvo šalia manęs ir aš aktyvi buvau ten teatro veikloje ir su Valentinu Masalskiu mes labai daug bendrų reikalų nuo studijų laikų turim ir iki dabar. Kitas dalykas, tai kai gimė vaikučiai, turiu 2 vaikus, 3 ir 5 metų dukrytę ir sūnų, tai kai gimė vaikai, mano vyras muzikantas šiaip, jisai nusprendė periminėti iš tėvų ūkį, o tas ūkis yra Šakių rajone. Ir mes ir taip važinėjom Vilnius šakiai, tai čia buvo toksai spyris į užpakalį, leist inkarą kažkuriam krašte stipriau. Ir dar vienas labai svarbus dalykas, tai kai sužinojau, kad pasidomėjau šiaip apie šitą teatrą prieš konkursą ir pamačiau, kad jis turi labai nuostabų kūną, bet neturi širdies. Tai nusprendžiau, kad galbūt čia galėtų būti puikiai terpė iš tikrųjų suburti jaunų žmonių trupę ir šitam teatrui įgauti tokį pilnavertį pavidalą. Čia darbuojuosi jau berods 4. savaitė, galbūt 5. Jau aš šiaip neskaičiavau nuo pat pradžių. Sunku labai skaičiuoti, nes darbas veja darbo, iš tikrųjų neskaičiuoju ir darbo valandų. Tai turbūt dažniausiai pirmą atvažiuoju į teatrą, paskutinę ne visada išvažiuoju, nes repetuoja daug kas vakare vėlai, bet būnu dažniausiai ilgiau negu reikėtų, tai negu kad priklauso pagal reglamentus visus. Mano tikslai iš tikrųjų liko nepakitę nuo dalyvavimo konkurse. Tai profesionalios trupės kūrimas. Teatras, kad jisai taptų teatru, jis turi turėti visus veikiančius organus. Aš trupę vadinu širdimi. Negaliu sakyti, kad jis dabar neturi trupės, nes jis turi nuostabes mėgėjų trupės. Tikrai ir senjorai, ir suaugę, ir jaunimas, ir labai profesionaliai dirbančios trupės kaip mėgėjam. Tai yra, aš buvau labai gražiai nustebinta jų darbu ir pasiryžimu šiaip apskritai dirbti. Bet čia tik viena medalio pusė. Tam, kad jis būtų ne vienalytis toksai, o įvairiaspalvis ir turtingas teatras, jis turi turėti ir profesionalų trupę, kuri, manau, ateityje galėtų rasti ir bendrą kalbą su mėgėjais.